iškavotą kaktusą ir metame jį į sloviką. Sloviką dedame štai čia ir pilame samagonus. Prašom, pilkite, kolega, negailėkite, samagonas. Po to pas mumis eina kita procedūra, prašom paruošti. Tekilos kokybės ženklas yra kirminiukas ant dugno. Meksikonai naudoja salamakakopus. Šitie meksikiečiai slimakakopus. Amerikonai skarlapendras ir opossumų lervas. O mums tinka patys tikriausiai mūsų lietuviški dzikūnai. Pasižiūrėkite, kaip jie juda, šaunuoliai. Pusę jų mes pilame į sloiniką, kad mūsų tekila būtų kuo panašesnė originalą. Visą supylėte. Jungiame tada mikrobangos krosnelę ir laikome visą savaitę. Aišku, mes palaikėme truputį trumpiau ir galime iš karto ir gert. Prašom, kolega, man papildysite. Keliam taurę į Valdo sveikatą. Už mūsų jaunas dieneles pakelkime taures. Išgerkim, mielas tu, draugau, dzigūno šūdelius. Šburderšaftą. Kokia šlikštinė. Visiškai neskanu, visiškai, kolega, jums pritariu. Na, bet tačiau tekiloje yra sveikata ir prestižas. Kągi dabar galime pereiti prie ritualo. Geriam tekilą ir dainuojam Hava, tekila, hava, tekila, hava, tekila, elspel. Ir po to, kągi, laižome tam tikslui skirtumą laižomąją druską. Taip, tam yra skirtas procesas lyžtelk ir kištelk. Tam reikia tekilos, druskos, citrinos ir bobos. Bobos. O procesiukas yra labai paprastas. Paimame druskytės ir beriam ant pilvuko. Paimame citrinos ir dedam ant krūtinės. Kadangi citrinos neturim, tai tiks rauginti kopūstai. Ir ten rūgštis, ir ten rūgštis. Nu ir dabar viskas pagal procesą. Paimam tekilos, gurkštelim, lyžtelim pilvuką ir atsikandam citrinos. Kam kopūstai? Kaip ir dzikūnai. Fig žino kam. Kadangi skanauti tekilą ar kitus alkoholinius gėrimus vieniems be moterų yra liūdna ir kvaila, pasimokinsime, kaip išplėsti savo kompaniją. Taip, mūsų sveikose sielose turi būti sveiki kūnai, todėl pasimokysime, kaip pakabinti aerobikos trenerę. Gal geriau plaukimo arba sinchroninio plaukimo trenerį. Jos visos su maudimukais. Jos nehigieniškos, jos myža į baseinus. Nesigėdydamos, todėl geriau aerobikos trenerė. Tad aerobikos trenerė gali myžti salėje nesigėdydama? Va. Klausas Bignius. Pakabinti aerobikos trenerį yra ir sunku, ir lengva. Sunku todėl, kad jums seks daug ir kantriai dirbti. A lengva dėl to, kad praktiškai neturėsite konkurentų. Normalūs vyrai į aerobiką nevaikšto. Jums reikėtų ateiti užsirašyti į aerobikos grupę. Čia pravers sena, bet iki šiol naudojama moterų taktika – atsivesti negražią draugę. Tada visas dėmesys bus skirtas tik tai jums. Aerobikos treneris, silpniausias Achilo kulnas, yra vegetariškas maistas. Todėl pakeliui užsukite į daržovių krautuvę ir nesustokite prieš jokias išlaidas. Draugą reikia atsivesti bet kokiu atveju, kad galėtumėte dirbti pakaitom. Vienas jūs tikrai neatlaikysite žiauraus treniroklių krūvį. Jokių būdų nenaudokite prieš aerobikos trenerį smurto ir prievartos. Ji už jūs yra stipresnė, greitesnė ir virkresnė. Be to, ji niekada nedūsta ir nepavargsta, nes yra labai prisikačialinusi.
į kartais netgi prisivartojusi anabolinių steroidų. Ir tik nepagalvokite, kad jūsų silpna sveikata yra jūsų trūkumas. Atvirkščiai, tai jūsų šansas. Suvaidinkite širdies priepuolį ir tada jį labai išsigas, nes ją gali išmesti iš darbo ir netgi pasidzinti į kalėjimą už klientą mirti darbo vietoje. Dabar jau viskas priklauso tik nuo jūsų. Jeigu nemokėsite gražiai ir aistringai bučiotis, jūs išmes iš aerobikos būrelį. A jeigu sugebėsite pateikti savo vyrišką švelnumą, tada pirmin į ilgą ir laimingą vegetarišką gyvenimą. Skanaus apetito. Jep, turi teisybos tas pasakymas, kad sunkus vyro gyvenimas. Kaip pasakytų maršalas Žukovas Makedonskis, sunku pratybose, lengva mušybose. Kas reikštų mūsų kalboje sunku ant kačialkų, lengva garažė. Žiūrėk, vėl ten nupezusi durnė atėjo. Valio, vyrai, valio, radau savo katiną, radau Lavrentijų. Rado kažkokį kastruotą katiną be pautų ir džiaugiasi. Nu tai sveikinam, malonu, ačiū už dėmesį. Čiuoškis čia, ko žiūri? Dūra. Vyrai, bet jūs man buvot labai geri ir aš noriu jums truputėlį atsidėkoti. Mano Lavrentijus prieš operaciją buvo toks labai pislukis, tai aš jums noriu po katinėlį padovanot. Vyrai, palaukit, atnešiu. Akim turi, tiesink šviesą, mūsų čia nėra. Dar katinų pritrūko kažkokio kastrato palikonių. Visiški ragai. Ragai. Iš kur tokia kakarinė pas tą prietranką?